Tai trenerių turbūt reikia sveikinti, galbūt ne tik jūs, visą kolektyvą ir visus čia Marijampolėje susirinkusius žiūrovus. Sakykite tam epizode, kai dar, aišku, po to praėjo kelios minutės, kol sustabdytas žaidimas, ar buvo nuojauta, kad gali būti baudinys? Na, žaidėjas pargriuvo baudos aikštelį, tai visuomet klausimas, kodėl jis pargriuvo. Turbūt, kad turėjo kontaktą, šiaipgi nebėgi ir nekrenti to aikštelį, tai laukim, kol kamuolys išeis ir teisėjų sprendimo laukim. Šį kartą Varas, kaip sakant, patvirtino tą prognozę. Na, kalbant ne apie epizodą, apskritai, apie rungtynes, ko laukėt, ko tikėjotės, kokį planą turėjot ir kaip viskas klostys. Tai laukim Panevėžio, kuris yra nepelnęs įvarčio. Tai žinojom, kad mes didžiulės pajėgas pelnyti tam pirmam sezono įvarčiai. Pavyko apsiginti nuo standartų. Kas praeitose rungtynėse nepavyko, tai džiaugiamės visi už tai, o apie planą, tai neleisti žaisti. Puikiai išsirinkom, puikiai keitėmės pozicijose, keli epizodai buvo normalu, gyvi organizmai, kad klystam. Tai jeigu būtų idealu, tai niekada nepralaimėtume arba ten lygiom nesužaistume. Tai buvo tų niuansų, kuriuos reikėjo truputį pakoreguoti, bet komanda puikiai išpildė paskirtas užduotis. Atkreipiau dėmesį, kad 2 iš įvarčius praeitose rungtynėse įmušusių žaidėjų pradėjo rungtynes sėdėdami ant suoliuko. Tai truputį susiję, kad gan mažas tarpas, truputį gal jėgų taupimo. Nu tai taip, kada žaidžiam, paimkim taip, į 6 dienas, nepilnas 7 dienas, 3 varžybas, turim rotuoti ir šį kartą pasirinkom tokį 11-uką, visais be abejo tikim ir kas išėjo po keitimo padarė, kaip sakant, tą game changerį. Tai va, džiaugiuosi ir už Aivarą, ir už visą komandą. Perdėm atrodo, Dominikas Pužemys atlikinėjo, po kurio buvo skirtas baudinys. O bijau sumeluoti, ar ne Fedorovas iš kairio krašto? Turbūt, ja. Daug emocijų ten buvo, tai kažkaip nesikoncentruojam, kas ten atliko tą perdavimą, svarbu, kai baigėsi rungtynės. Na, aš truputį nustebęs ne startu, bet tokia, ne rezultatais gal taip sakykime, bet atrodo, kad, ko aš nustebęs, kad Sūduva virusą pagavo, tokį drąsos virusą. Žaidė 3 rungtynes su visais medalininkais praeitų metų ir visose rungtynėse būdavo momentų ir ne tiek, kad mažai, kad žaidėte ne kaip įprasta pernai tokiu antrų numeriu, bet griebėt tuos mūsų jaučius už ragų ir kovojo dėl iniciatyvos. Aukštai spaudėt, aukštai kilot ir šiandien irgi buvo gražių epizodų. Taip, tai ir reikalavom iš komandos pagal situacijas pakilti aukščiau, sudaryti sunkumų varžovom, išeiti iš pirmos zonos. Ir kada suklysta varžovai arčiau savo vartų, mes esam arčiau jų vartų ir didesnės galimybės pelnyti įvartį. Kas be ko buvo momentų, kada sėdom žemai, kentėjom ir turėjom tada tranzicijas, kur mes turim greitus žmonės ir kurie puikiai išnaudoja savo greičio savybės. Tai po vienos tos tranzicijos ir gavosi taip, kad sulaukėm galimybės mušti 11 metrų baudinį, bet kas be to dar buvo, tai ne vien tik tas momentas buvo. Turėjom tikrai gražių išėjimų, smūgių į vartus, tikrai efektyvių, kas patinka. Taip, komanda drąsi, o tai ko čia bijoti, ypač namuose žaidžiam. Tai reikia kurti tą dvasią ir žaidėjai supranta, kad kas atvažiuoja čia, niekam netiduosim lengvai. Buvo toks įdomus epizodas, sustabdęs buvo teisėjas žaidimą ir patraukė ten žiūrovus. Man pirmą kartą teko, kas ten, gal jūs daugiau žino? Kažkokie svarbų žiūrovai buvo. Tai va, jo. Tai kažkas nepatiko, tai atsiprašom iš karto, kad taip suklydom ir įleidom ten žiūrovus už savo nugarų, po to sutvarkėm viską lyg ir. Be to dar ir 2 kartus mūsų atsarginiai žaidėjai turėjo persirengti skiriamaisiais ženklais, tai ir geltonė, ir po to jau antram kėliny jau oranžiniai. Tai to veiksmo buvo šiandien, ne tik aikštėje, ir techninėje zonoje. Na ir grįžkime į tą lemiamą epizodą, kai paaiškėjo, kad
skiriamas baudinys. Pats irgi netaip seniai dar žaidėjų buvęs, ar eitum mušt baudinio tokiu momentu? Niekada gyvenime. Tai aš kažkada berods B komandai vieną kartą pramušiau, neįmušiau, į virpsą pataikiau ir baigėsi mano karjera prie 11 metrų baudinių. Ir taip iki karjeros pabaigos neturėjau to pasitikėjimo. Jo, tiesiog aš atlikdavau savo rolės, o jau tie atakuojantys žaidėjai vykdė savo rolės. Virpsai būna įvairų, šiandien irgi nuo virpso įskrieja. Na taip, irgi truputį patampė už nervų, bet tikim, kas pasima kamuolį, tikrai 100% tikim, nėra jokio nurodymo, kad tu ir tu pirštų neduriam, kas geriausiai jaučiasi ir lai pildo. Na ir toks paskutinis klausimas, kada ant trenerių suolelio pamatysim jauną perspektyvą specialistą vardu Dovydas? Nu tai sekančios rungtynės. Sekančios. Taip. Tai viskas gerai, vienų rungtynių diskvalifikacija. Bet stengsimės išgyvendinti šitą su treneriu. Aš vis paauklėjau, vis tiek vyresnis, nepareigose, o amžiumi vyresnis, tai emociškas Dovydas, bet tai to šarmo ir prideda, viskas čia gerai, emocijos. What's happening today in Marijampolė, on your opinion? Yeah. What can I say? I think this game was 50-50. Yeah? Nobody was very top. Nobody have big chances. And then we lose about one mistake about this penalty where the player have no chance to go to the ball. The ball was 20 meters from these players. Okay, when he whistled penalty, then they can doing nothing. Maybe to go to the church. I think that the better is to play a little bit faster and to run a little bit more, and then we can receive more chances. Why in the defense we play very good. We play now 3 games, and my defense player, they make very good game, but we have a lot of problem in the offense. This is now in this moment, but we lose a lot of offense player from last year. Yeah, we lose Rincon, we lose Šafik, we lose Smith, and then it's not easy. You are here in Lithuania, not in Germany or Italy, that you can take a player for 10,000-15,000 euro. This is not possible. And when you lose top players front, then you have big problems.